Sveiki, noriu padėkoti už tai, kad buvau pakviestas dalyvauti Sacharovo centrui, labai dėkoju. Iš ties nuostabi konferencija ir labai tikiuosi, kad galiu prie jos prisidėti, pateikdamas savo požiūrio tašką. Mano biografinės žinios šiek tiek pasenusios, dabar esu Pietų Afrikos žmogaus teisų komisijos komisaras ir manęs paprašė pakalbėti apie tiesos ir sutaikinimo komisiją ir džiaugiuosi, kad galiu kalbėti po ponios Odet, nes galime šiek tiek palyginti atvejus. Pietų Afrika labai įdomi vieta, nes tai šalis neturinti pavadinimo, tiesiog Pietų Afrika. Ką tai reiškia būti kilusiam iš šalies, kuri neturi vardo? Tik viena iš 3 šalių neturi tokių vardų. Ar žinote, tai yra Pietų Afrikos Pietų Afrika, Centrinės Afrikos Respublika ir Vakarų Sahara. Taigi Pietų Afrikos Respublika šalis be pavadinimo, be vardo. Tai yra ir mikrokosmosas, pasaulio mikrokosmosas. Šio pasaulio mikrokosmosas. Tai šalis, kuri dalyvauja centriniuose pasaulio įvykiuose, kuriant modernų pasaulį, kai Kolumbas taip vadinamai atrado Ameriką 1429-aisiais. Pietų Afrikoje vyko panašus procesai. Pirmasis konfliktas tarp juodaodžio ir baltaodžio Afrikoje buvo 1510 metais. Taigi Pietų Afrika yra visiškai kitokia nuo kitų mūsų kontinento šalių, nuo kolonializmo 1800 iki 1960. Tai kalbame 1510 metus, pirmąjį konfliktą, nuo 1159 kolonizacijos. Tai aš jums tai sakau tam, kad suprastumėte, kokia ilga Afrikos istorija, Pietų Afrikos Respublika. Mūsų šalyje turėjom viską – kolonializmą, genocidą, vergiją, dispoziciją, iškeldinimą, getus, koncentracijos stovyklas ir, žinoma, apartheidą. Visa tai įvyko Pietų Afrikoje. Be jokios abejonės, tai ir vilties mikrokosmosas. Mano vardas Tshepo reiškia viltis, todėl aš ir ateinu su viltimi. Ta viltimi, kuri būdinga Desmondui Tutu, Mandelai, klasiniai konstituciniai, pasaulio masto konstituciniai, tai yra vaivorykštės, įvairovės visuomeniai iš Pietų Afrikos Respublikai. Ir mūsų komisija skirta tiesai ir susitaikinimui. Vis tik šiomis dienomis, nors yra lygiaverti valstybė kitoms valstybėms pasaulyje, pas mus vis dar labai daug nelygumų pagal Jungtines tautas ir kitus rodiklius. Pas mus vis dar yra labai daug nelygybės. Tik kaip visą tai suprasti? Viena vertus, turime tiesos ir sutaikinimo komisiją, kita vertus, vis dar turime tiek daug nelygybės. Šalis, kurioje tiek daug nusiteikimo prieš juodaodžius žmonės. Tarsi gyvena daugiausiai juodaodžių, tačiau labai gajos rasistinės nuotaikos. 2008 metais 68 žmonės žuvo dėl ksenofobinių atakų. Visi jie buvo juodaodžiai, buvo nužudyti kitų juodaodžių. Tai yra internalizuotas rasizmas.
Tarp kitko, pusė šių žmonių, žuvusių žmonių buvo Pietų Afrikos Respublikos žmonės, bet kadangi jie buvo labai tamsiaodžiai, buvo manoma, kad jie atėjo iš kitos valstybės, tai buvo afrofobija. Tai yra internalizuotas rasizmas, mes vadiname tai afrofobija. 2012 žinote, kas vyko Marikanoje, kur buvo išžudyti kalnakasybos darbuotojai. Šie žmonės streikavo, norėdami gauti geresnės algas ir labai greitai buvo iššaudyti. Ir tai buvo tiesiog struktūrinio rasizmo iš policijos pusės pavyzdys. 2016 metai 144 psichikos sveikatos pacientai, 144 žuvo, iš esmės dėl dehidratacijos ir alkio. 144 psichikos sveikatos pacientai, visi jie juodaodžiai, institucinis rasizmas. 2021 Palaltimeit, kur vyko neramumai dviejose provincijose 2021 metais. 350 žmonių pražuvo, juodaodžiai žmonės, dalyvaudami socialiniuose protestuose. Žmonės, kurie COVID metu buvo alkani ir nusprendė protestuoti reikalaudami maisto. 350 iš jų žuvo. Bet po skandalo labai viskas greit nurimo, todėl kad juodaodžio gyvybė vis dar yra labai pigi Pietų Afrikoje. Taigi mūsų komisijos darbas po 26 metų po įvykių ir taip pat, kaip profesorė minėjo, ar mūsų komisija yra to autentiško gedėjimo pavyzdys. Ar tai galėtų būti vadinama autentiško gedėjimo pavyzdys arba padėti autentiškai gedėti? Ar tai yra kažkokia tai melancholija, kurios neįmanoma nuraminti? Kaip galėtume pavadinti šią tiesos ir sutaikinimo komisiją? Aš žinau, iš vienos pusės mūsų komisija žinoma pasaulyje, dėl to apie tai kalbama įvairiose pasaulio renginiuose. Ir iš kitos pusės aš noriu pateikti dar vieną pavyzdį, kad geriau suvoktume, kas yra per darinys ši komisija. Ir pateiksiu pavyzdį iš Kulumani paramos grupės požiūrio taško. Aš pasisakau už šios grupės teisės jau apie 13 metų. Tai yra socialinis judėjimas, grupė apartheido aukų, apie 140 tūkstančių narių. Tai nėra nevyriausybinė organizacija, tai yra socialinis judėjimas, kuris pradėtas aukų aukoms. Tos, kurios susidūrė su reparacija, restitucija ir ieško sprendimų. Nes po 44-ųjų buvo pastebėta, kad mes neturėjome tam tikrų veiksmų ir 95-aisiais šis judėjimas prasidėjo. Tai yra blogų kabutėse aukų istorija. Tokios aukos yra aukos patyrusios nusikaltimus, kurios nesielgia taip, kaip mes tikimės iš aukų, gerų aukų. Aukų, kurios priima savo likimą, susitaiko su kompromisais, kurios priima sutaikinimą. O bloga auka yra bloga, todėl kad atsisako liberalios taikos. Jos yra blogos aukos, todėl kad atsisako naratyvo ir gyvena kiekvieną dieną prisimindamos savo istoriją, ją pasakoja. Tačiau geros aukos tiesiog paverkia ir eina namo. Kulumani yra blogosios aukos. Ir apie tai rašiau 2007 metais išleistame savo straipsnėje. Tai yra blogos aukos. Taigi ta
tas požiūrio taškas bus iš tokių aukų požiūrio. Tai yra ilga istorija, kurią aš turiu papasakoti per labai trumpą laiką, 20 minučių, kodėl buvo sukurta mūsų komisija, kas tai buvo per darinys, kokie buvo rezultatai veiklos ir galiausia, ką galėjome padaryti kitaip. Aš tam turiu tik 20 minučių ir pabandysiu tai trumpai apžvelgti. Taigi, kulumani reiškia kalbėk garsiai, pasisakyk. Žinoma, kontekste, žinant, kad žmonės kolonializmo ir apartheido metu buvo supresuoti, aukos turėjo sukurti savo organizaciją, kad galėtų kalbėti savo vardu. Kad tai nebūtų akademikai, nebūtų teisėjai, nevyriausybinės organizacijos, kalbėtų jų vardu. Jie norėjo kalbėti savo vardu patys. Todėl sugalvojo tokį pavadinimą kulumani. Ir tokiu būdu jie norėjo tapti aktyviais piliečiais. Kaip žinote, ir aš apie tai kalbau savo šiame straipsnėje, kai kalbame apie tranzitinį teisingumą, pereinamąjį teisingumą, mes visuomet kalbame apie aukas, kurios atsisako šito naratyvo. Jo atsisako būti atstovaujami, kad būtų kalbama jų vardu. Ir mūsų šūkis yra toks. Istorija yra dabar, dabartyje. Praeitis yra dabartyje. Taigi, jeigu mes atsisakėme praeities, ji lieka praeityje. Tačiau tai labai svarbu mūsų mitologiniam supratimui, kad praeities idėja lieka praeityje. Ir perėjimas, tas pereinamasis teisingumas, mes tarsi judame iš taško A į tašką B, tarsi atnaujiname Afriką, tarsi priimame naujumą, Mandelą ir panašiai. Mes tarsi priimame naujumo idėją. Taigi mūsų šūkis buvo, praeitis yra dabartyje. Ir epistemologiškai mes atsisakome vakarietiškos laiko idėjos. Nes žinote, vakariečiai laiką supranta tiesiškai iš taško A į B. Pagal Afrikos kosmologiją laikas nėra tiesinis, jis yra cikliškas. Tačiau pagal vakarų supratimą laikas yra tiesinis, mes judame iš taško A į B. Tai kai kalbame apie praeitį ir ateitį, mes atsisakome epistemologiškai, kosmologiškai, vakarietiško laiko supratimo. Komisija turėjo nagrinėti praeitį. O kas yra praeitis? Pietų Afrikos konstitucija savo preambulėje kalba apie praeities konfliktus, bet jų neįvardyja, tiesiog nurodo praeities konfliktus. Taip parašyta mūsų konstitucijoje. Žodis apartheidas mūsų konstitucijoje nefigūruoja. Nefigūruoja ir žodis kolonializmas, jo nėra mūsų konstitucijoje. Tai nėra tik įdomu, tai yra padaryta tyčia. Šie žodžiai, apartheidas ir kolonializmas, neatsispindi mūsų pagrindinėme dokumente. Pamatysite, kodėl vėliau. Bet tai yra susiję su praeities konfliktais, genocidu, kolonizacija, anglo-boer karu, apartheidu ir panašiai. Tai yra visais tais praeities konfliktais. Taigi nuo 1652 kolonizacijos, 1806 kolonizacijos, Britų kolonizacijos, ilga istorija, šimtamečiai susirėmimai, karas prieš vietinės tautas ir kulminacija 1892-aisiais, kai buvo nugalėtos vietinės tautos. Todėl labai svarbu paklausti, o koks buvo
rezultatas kolonizacijos. Tai nebuvo tik politinis laimėjimas, tai buvo žemės paėmimas, ekonominis pavergimas, episamicidas, tai yra vietos tautų žinių naikinimas, kultūros naikinimas, religijos naikinimas, viso to pagrindų naikinimas. Tai kai kalbame apie komisiją ir komisija turi kažką nuveikti su praeitimi, tai mes kalbame apie tokią praeitį, kadangi turėjome nugalėtojų štai tokį rezultatą. Ir jei mes neįvardyjame tiksliai, ką reiškia tokia pergalė ir sakome praeities konfliktai, tarsi būtų susirėmimas tarp dviejų lygiaverčių pusių, kad tai nebuvo kolonizacija, kad nebuvo kažkoks pavergimas, ekonominis pavergimas. Taigi komisija tarsi dalyvauja amnezijoje ir neįvardyja to, ką turi išspręsti tiksliai. Ir tuo metu komisija dalyvauja kolektyvinėje amnezijoje. Taigi, kaip mes sugalvojame įsteigti tokią komisiją? Niekas nelaimėjo karo. Mandelos agentūra nelaimėjo karo, turėjo būti derybos. Tačiau svarbiausia baigėsi apartheidas ir jis baigėsi dėl ekonomikos. Apartheidas buvo per brangus dėl tarptautinių ekonominių sankcijų. Labai svarbu, kaip baigėsi karas, kadangi tai mums parodo, kaip vyks pereinamasis laikotarpis. Pietų Afrikos atveju konfliktas baigėsi todėl, kad kažkas laimėjo, o dėl ekonominių sankcijų. Todėl privalėjo būti rastas kompromisas. Ir pereinamo laikotarpio konstitucijoje buvo įrašyta, kad privalo būti amnestijos, nes mūsų kariuomenė buvo labai tuo metu galinga, nes turėjome atominį ginklą ir mes iki šiol esame turintis tokį ginklą. Iki 1993 metų irgi tai jau buvo, todėl privalėjo būti aiškios derybos. Aš nesu vienas iš tų žmonių, kuris sako, kad neturėjo būti derybų. Aš sakau, kad turėjo būti. Turėjo būti ieškoma kompromiso. Klausimas tik tai kokio kompromiso. Kokio tipo derybos turėjo vykti ir kokio tipo kompromisas turėjo būti pasiektas. Taigi komisija buvo tarsi trečiasis kelias. Ne visiška amnestija, bet ir nepersekiojimas. Taigi trečiasis kelias. Negalime persekioti generolų, kariuomenės generolų, nes jie pernelyg galingi. Kita vertus, negalime sirgti amneziją, viską pamiršti. Todėl komisija buvo trečiasis kelias. Ir tai taip pat buvo Ubuntu. Tai yra humanizmas iš Afrikos. Tu esi dėl to, kad aš esu. Taigi ne kerštas, bet toks afrikietiškas supratimas Ubuntu. Pateisinimas. Ne retribucinis teisingumas, bet paskirstomasis. Taigi komisija buvo įsteigta ir girdite, kad kažko trūksta, nėra teisingumo. Mes kalbame apie tiesos ir susitaikymo komisijos, taikinimos su komisija, bet nėra žodžio teisingumas komisijos pavadinime. Kompromisas visuomet yra labai svarbus dalykas. Labai svarbu susėsti su taip vadinamais priešais prie vieno stalo. Bet labai svarbu ir pagalvoti
ką reiškia kompromisas ateities kartoms. Ne mums patiems, bet ateities kartoms. Kaip turi atrodyti toks kompromisas, ką jis turi apimti. Komisija pradėjo dirbti 1995-aisiais tam, kad susidarytų pilną vaizdą apie praeitį. Antra, kad paskelbtų amnestiją daliai žmonėms, ne visiems, bet individualiems asmenims ir galiausiai identifikuoti aukas ir užtikrinti reparaciją. Taigi, amnestija nusikaltėliams ir reparacija aukoms. Buvo toks susitarimas – reparacijos ir amnestijos. Toks buvo susitarimas. Taigi turėjom 3 komitetus, amnestijos komitetas, kur buvo galima kreiptis dėl amnestijų, žmogaus teisų komitetas, kur kreipėsi aukos ir pasakoja savo istorijas, tam, kad būtų identifikuotos kaip aukos, ir galiausiai reparacijų komitetas. Aš apie tai kalbu, todėl, kad yra vienas mitas apie mūsų komisiją. Nes tai apibūdinama tarsi žmogiškumo grupė, kur susitiko aukos ir nusikaltėliai. Tai netiesa. Aukos turėjo savo komitetą, nusikaltėliai turėjo savo komitetą. Ir kalbant apie nusikaltėlius, tam, kad jie gautų amnestiją, neužteko tiesiog pasakyti, aš atsiprašau. Ten galėjai net ir to nesakyti. Reikėjo tiesiog pasakyti tiesą ir susijęti incidentą su politiniu motyvu. Tai tiesa ir politinis motyvas. Tik tai 2 kriterijai. Taigi, ką darė didžioji dalis nusikaltėlių, ateidavo į komisiją ir skaitydavo laišką, kurį paruošdavo jiems advokatas. Labai robotiškai, techniškai ir gaudavo amnestiją. Nereikia nei atsiprašyti, sakyti, aš atsiprašau, gailiuosi ir panašiai. Ir aukos neturėjo čia žodžio, ar jos pripažįsta, priima ir panašiai. Tai buvo amnestijos komiteto darbas. Žmogaus teisų komitete ateidavo aukos, pasakodamos savo istorijas ir gaudavo nukentėjusiojo vardą, jeigu jų istorijos atrodė tikros. Todėl jos buvo sertifikuojamos savotiškai kaip nukentėjusieji. Ir galiausiai, ir aš suprantu, kad neturime labai daug laiko, todėl pasistumsiu pirmin, tik tai 16 000 žmonių buvo pripažinti aukomis. Pietų Afrika yra valstybė, kur gyvena 63 milijonai gyventojų. Apartheidas nuo 48 iki 90-ųjų, 94-ųjų netgi galima teikti. Ir tik 16 000 aukų. Aš net nekalbu apie kolonializmą, mes tik kalbame apie apartheidą. Tik 10 000 buvo identifikuoti kaip nusikaltėliai. Ir jie net nebuvo iš baltaodžių karo struktūrų. Ir komisija galutinėje ataskaitoje buvo parašyta, kad reikia aukoms mokėti reparacijas 5 metus. Tokia buvo rekomendacija. Ir tada būtina atlikti tam tikrą teisinį persekiojimą nusikaltėlių. Ir galiausiai komisija arba valstybė atmetė šias rekomendacijas ir išmokėjo 3000 eurų aukai reparacijų pavidalo. Taigi tokia vienkartinė 3000 eurų išmoka. Nepriklausomai nuo to, ar pražuvo tavo tėvas, ar dingo tavo sūnus, ar tave išniekino kaip moterį kariai, ar vis dar
nešioji savo kūne kulkų liekanas, vienkartinė 3000 eurų išmoka kiekvienam. Tai kai kuomet kalbėjome su aukomis, klausime, ką nuveikėte su šiais pinigais. Sako, prisipirkau alkoholio, kai kurie sakė. Kiti sakė, turėjau tiek skolų, kad tiesiog sumokėjau dalį skolų. Taigi 3000 eurų nėra reparacija. Pagal tarptautinę teisę jos turėtų padėti atkurti žmogaus gyvenimą, valstybės gyvenimą, kuris buvo būdingas iki konflikto. Taip, kad 3000 lašas jūroje. Taigi komisijos veiklos apribojimas pirmiausia buvo per siauras mandatas, per siauriai įgaliojimai. Pirmiausia, komisija įvertino labai siaurą laikotarpį istorijoje, apartheidą. Mes kaip juodaodžiai pietų afrikiečiai, mums apartheidas neypatingai rūpi. Nuo 48 iki 94 mums daug labiau rūpi kolonializmas. Bet kai kalbame apie Pietų Afriką, mes visuomet girdime tik apie apartheidą. Kodėl taip yra? Tai šį bei tą reiškia. Kodėl niekas nekalba apie kolonializmą? Kodėl kalbama tik apie apartheidą, kuri yra labai trumpa istorijos dalis? Taigi šis įgaliojimas labai siauras, tik apartheido kontekste ir veikia komisija tik porą metų. Ir girdėjome, senatorė kalbėjo, jog jų komisija veikia 7 metus, mūsų komisija veikia tik tai 2 metus ir viskas. Kuomet kalbame apie kitas komisijas, visuomet turime atkreipti dėmesį į laiką ir seką. Kuomet tokia komisija įsteigiama, labai svarbu, kada tai įvyko. Pietų Afrikos atveju, apartheidas, kuris baigėsi 94-aisiais, komisija įsteigta 95-aisiais. Tai buvo labai prastas laikotarpis. Kadangi vis dar daugelį šalies vietų vyko kariniai konfliktai, nors jau buvo paskelbta demokratija, bet susirėmimai vis dar vyko ir žmonės patyrė traumą. Ir netgi nesikreipė jokias instancijas ar komisiją. Dauguma žmonių buvo išstumti iš savo gyvenamųjų vietų, o komisija veikia tik tai porą metų. Taip pat buvo per daug legalistinė veikla. Ateidavo žmonės, sakydavo, aš auka, aš nukentėjau. Ir buvo reikalaujama įrodymų. Tai buvo teisinis reikalavimas. Tu privalai pateikti įrodymus, tarsi būtumei teisme. Taigi per daug legalistiška. Ir galiausiai bloga istorija. Kokios tiesos mes ieškome? Naratyvios, istorinės, teisinės ar dar kažkokios kitos tiesos. Tai yra, kokios tiesos mes ieškome šiuo atveju. Ir epistemicidas. Komisija prisidėjo prie šios veiklos, veikia labai legalistiškai pagal vakarietiškus terminus, ne pagal afrikietiškus, bet pagal vakarietiškus standartus. Ir taip pat turime dėl Tutu Desmondo ir kito komisaro, buvo labai krikščioniškas požiūris, tai buvo žiūrima ne iš afrikietiško dvasingumo taško, taigi buvo prisidedama toliau prie kultūrinio genocido. Tačiau svarbiausia, kad komisija sutelkdavo dėmesį į asmenis, ne į pačią struktūrą. Atskiras pažeidėjas, atskira auka, individas, o ne apartheido struktūra. Ne klausimas susijęs su ekonomika ar žeme, bet turime individualią auką, individualų pažeidėją. Taigi žmonės, kaip mano tėvas dirbo kasyklose ir matydavau jį tik kas pusę metų, nes jis dirbo kasyklose ir ten mirė. Taigi žmonės, kurių šeimos buvo išardytos
dėl apartheido, dėl ekonomikos naudos. Tai nebuvo šios komisijos įgaliojimas, nes jie ieškojo tik tai aukų, kurios dingo ar buvo išžagintos ir panašiai. Teisinį persekiojimą patyrė tik 4 žmonės. Nors komisija sakė, kad daug žmonių turėtų būti persekiojami teisiniu būdu. Galite užduoti man klausimą, kodėl tie žmonės nebuvo persekiojami baudžiamuoju keliu. Dabar vyksta tyrimas, kodėl dalis žmonių mirė, kuomet juos sulaikė policija, todėl kad norima informuoti šeimas, kad jos galėtų tinkamai išgedėti. Bet viskas vėlgi yra labai individualizuota. Taigi, ko pasiekia mūsų komisija? Pasitenkinimą, taip, žmonės buvo pripažinti, nes galėjo ateiti, papasakoti savo istorijas ir tai buvo tam tikras pripažinimas. Pakeistos gatvių pavadinimai, taip pat nacionalinės šventės sukurtos, bet jokio socialinio sutaikinimo tarp juodaodžių ir baltaodžių. Taigi mūsų valstybė vis dar labai turi daug nepasitikėjimo, nes net ir jaunesnė karta, aš kaip komisaras turiu lankyti mokyklas, nes ten yra labai daug rasistinių apraiškų. Reabilitacija. Labai daug aukų kalbėjo, kad atvykusios į komisiją ir ten liūdėdamos patyrė pakartotinę traumą. Jie jautėsi išnaudoti. Užtikrinimą, kad tai nepasikartos, greičiausiai taip, restitucija taip, bet vėlgi mes kalbame apie nebaudžiamumo kultūrą, kuri tęsiasi, restitucija. Čia pagrindinis klausimas buvo žemė, kuri buvo kolonizuota. Tai buvo priežastis apartheidui, bet žemė nebuvo gražinta. Baltaodžiai 8%, jiems priklausė apie 70% žemės. Tai šis klausimas yra dar sprogmuo, kuris sprogs kažkada ateityje. Taigi nebuvo kompensacijų, bendruomenių, reparacijų. Ir galiausiai valstybė, žmonės nesikreipė į komisiją, dėl buvo per jauni tuo metu, arba pernelyg traumuoti, arba būdavo laukia eilėje, bet tiesiog ateidavo 5 valandą vakaro ir komisija išeidavo namo ir nebuvo papasakojamos istorijos. Taigi čia yra išmoktų pamokų, kad pirmiausia labai svarbus kompromisas. Tačiau kompromisas privalo būti pagrįstas teisingumu ir siekiamu atstatyti konfliktų pasekmes. Ir tai daryti nepaviršutiniškai. Tai yra, reikia spręsti giluminius klausimus, ekonomikos, kultūrinius, žemės klausimus, nes to nepadarius komisija netampa autentiško gedėjimo priemonė, bet tęsia prieš tai vykdytą nusikalstamą